Lenta skirta patriotei, tikrai lietuviai, žydų gelbėtojai, laisvės kovų dalyviai Birutei Vertelytei Federavičienei. Ir tą atidengimą lentos sugalvojome padaryti būtent šią dieną, nes šiandien yra jos gimtadienis. Jinai gimus 1915 metais, kovo 4 dieną. Ir šiandienai būtų sukakę 110 metų. Taigi, tai yra jos gimtadienis, tai yra šventė ir aišku prisiminimas mūsų, kokius žmonės mes turėjome ir juos reikia būtinai prisiminti. Šios lentos pakabinimą inicijavo Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių sąjungos Kauno skyrius ir jos narys Jonas Zajančkauskas, kuris daug prisidėjo ir rūpinosi, kad būtų šita lenta čia pakabinta. Taip pat dėkojame Kauno miesto savivaldybei, kuri sutiko šitą lentą pakabinti savo lėšomis ir todėl mes ją šiandien turime. Plačiau apie gerbiamą Birutę mums papasakos knygos autorius, apie ją Jonas Bukevičius. Prašom. Labą dieną, mėlieji. Norėčiau pradėti gal nuo to, kad aš esu Gervėčių krašto lietuvis ir 56 metus bendravom gyvai su mylima Morkulė vadinta Birutė Vertelytė Federavičienė. Taigi susirinkome čia būtent Ąžuolyno kalno papėdėje, kur ilgus metus gyveno būtent Birutė. Jie susirinko, kaip jau minėta, buvo būtent čia ypatinga diena, kadangi kovo 4 dieną yra gimusi, o būtent jos pagarbą visi nešiojam savo širdyse ir mintyse. Jos gyvenimas buvo labai sudėtingas ir kai teko rašyti apie ją knygą, tai vienu žodžiu man tokia kilo mintis, kad praktiškai jinai nematė tarpukario Lietuvos, o visą 75 metus buvo faktiškai gyveno okupacinėmis sąlygomis. Jinai Vilniuje būtent baigė Vytauto didžiojo gimnaziją, toliau Vilniaus universitetą, aukštųjų politinių mokslų mokyklą ir 39 metais pradėjo dirbti diplomatinį darbą naujai atidarytame konsulate, vadinosi generalinis konsulatas, ir be kitų darbų būtent tuo metu gelbėjo pabėgėlius iš Lenkijos, kuri buvo pralaimėjusi karą, ir tuo pačiu ir žydus. Būtent išdavinėjo tranzitinės vizas įvažiuoti į Lietuvą, o toliau būtent konsulas Sugihara išdavinėjo toliau vizas įvažiuoti į kitas šalis. Ir ištekėjusi būtent atsikėlė į Kauną ir su savo vyru Petru Federavičiumi irgi tęsė tą, sakyčiau, labai pavojingą darbą, būtent kadangi siautėjo holokaustas ir toliau gelbėjo žydus būtent nuo sunaikinimo. Taigi gelbėtojų būtent žydų giminaičiai pasistengė, kad Birutei Federavičienei būtų suteiktas būtent neginkluoto pasipriešinimo, būtent rezistento kareivio statusas. Toliau sovietmečiu šalia savo tiesioginę būtent lietuvybei ir Vilniaus krašte, o taip pat Gudijos lietuvių salose
Gervėkius ir Pelesoje, būtent važiavo ir skleidė lietuvybės žodį, tuo pačiu būtent drąsino vietinius lietuvius nepasiduoti rušinimui ir žodžiu, tame tarpe dalyvavome mes, būtent užsakinėjant lietuvišką spaudą, vežėm knygas ir būtent reikalavom visi, kad būtų atidaryta tose salose lietuviška mokykla. Sovietmetį to nebuvo, bet įsireikalavom, kad 57 metais būtų būtent rusiškose mokyklose įvestos lietuviškos pamokos. Ir legenda sklinda apie mokytoją Vilių Semašką, kuris jau Vilniaus krašte, būtent Marijampolio kaime, būtent nuvykęs su Birutės rekomendacija, ir ten dirbo pradinėje lietuviškai mokykloje, ir jo mintyse kilo tokia idėja, kad šitą pradinę mokyklą išlaikyti iki vidurinės. Tačiau taip atsitiko, kad aplinkai nebuvo lietuviukų ir jam tokia, ar patariant jam, būtent šovė mintis, kad įsivežti lietuviukus iš Gudijos, būtent iš Gervėčių ir Pelesos krašto. Taip jis ir padarė. Taigi 600 metais būtent išėjo pirmoji vidurinės mokyklos laida, kur pagrindė buvo būtent išeiviai iš tų kraštų. Toliau tą misiją kilnę būtent tęsė mūsų gerbiamas Algimantas Masaitis, kuris būtent jo rūpesčiu buvo pastatyta nauja mūrinė mokykla, kuri peraugo į Meilės Lukšienės gimnaziją. Taigi tai buvo pirmoji mokykla, Vilniaus mokykla, lietuviška vidurinė mokykla. Atgimimo laikais šį darbą Birutė dirbo su jau, sakykime, didesnėmis pajėgomis. Būtent į darbą įsijungė būtent Algimanto Masaičio vadovaujama ryto švietimo draugija, o taip pat Gervėčių klubas, kuriam vadovauja iki šiol būtent mūsų gerbiamas Alfonsas Augulis. O sakykime, Pelesoje tenai buvo pagrindę šviesuolė, kuri organizavo šį darbą, būtent Marija Kruopienė, toliau Izidoras Šimelionis, taip Alfredas Skibinas. Taigi jų dėka Rimdžiūnuose, būtent Gervėčių krašte ir Pelesoje buvo pastatytos lietuviškos vidurinės mokyklos, be abejo su pagalba Lietuvos vyriausybės. Deja, šios mokyklos veikė 30 metų ir pablogėjus santykiams su Lukašenka, praktiškai jo palaikymu 22 metais šios mokyklos buvo uždarytos. Didelis nuopelnas yra, sakykime, ir Kaunui, kadangi jinai dalyvavo žuvusių už Lietuvos laisvę nepriklausomybę paminklo atstatyme, toliau Knygnešių senelės atstatyme. Įkūrė Vilnijos draugiją, arba su jos pagalba buvo įkurta Lietuvai pagražinti draugiją, toliau Knygnešių draugiją, skautų draugiją. Taip kad jos veikla yra labai plati. O dirbdama muziejuje, Čiurlionio muziejuje, būtent jinai parengė albumą apie Čiurlionį, kur buvo atstatytos būtent jo paveikslų autentiški pavadinimai. Taip kad jos veikla
buvo pastebėta ir vyriausybės ir įvertinta net 6 apdovanojimais, sakykime, LDK Gedimino ordino 1 laipsnio medalių, toliau už žuvančių gelbėjimą kryžiumi, toliau už nuopelnus diplomatinėje tarnyboje, toliau LDK Gedimino ordino tarnybo kryžiumi ir labai malonu, kad ir Kauno pirmo burmistro Jono Vileišio medalis taip pat buvo įteiktas Birutei. O įamžinant be va štai šitos lentos, sakykime, apie ją yra sukurtas dokumentinis filmas, būtent Lietuvos generalinis konsulatas 309 metai, kur jinai pati pasakoja apie savo būtent darbą šiame konsulate. Toliau yra parašyta knyga ir, sakykime, labai daug yra duomenų spaudoje yra, sakykime, Wikipedijoje yra ir kituose leidiniuose. Ir paskutinė mintis, kurią aš norėjau pasakyti, būtent 2010 metais, kai jinai gavo apdovanojimą už nuopelnus diplomatinėje tarnyboje, pabrėžė tokią mintį savo kalboje, kad gelbėjo būtent generalinio konsulato darbuotojų nuopelnai, būtent Birutės Zelkevičiūtės tuo metu, taip ir konsulo Antano Trimato. Taip kad, sakykime, Kauno valdžiai norėtųsi palinkėti, kad ir būtent jų atminimas būtų įrašytas šalia būtent Sutigaro. Taigi, visų mūsų bendraminčių vardu dėkojame būtent Kauno miesto kultūros paveldo darbuotojams, toliau Jonui Zaikštauskui, būtent kuris buvo, sakykime, artimiausias pagalbininkas čia Kaune, Birutės, o taip pat visiems, kurie prisidėjo būtent prie šito gražaus atminimo įamžinimo. Ačiū. Kviečiame naujosios kartos atstovą Seimo narį Vytautą Sinicką. Ačiū, kad esat čia, nebijot blogo oro. Šią džiugią ir, sakyčiau, svarbiausia teisingą dieną. Yra didis istorinis teisingumas, kad šitaip įamžinama Birutė Verkelytė Federavičienė. Todėl, kad ji atstovauja tuos žmonės, tą Lietuvos istorijos puslapį, kurio šiaip jau šiandien negalima įamžinti ir negalima atsiminti. Birutė Federavičienė buvo pasaulio tautų teisuolė, žydų gelbėtoja ir tai atsiminti šiandien nėra kontroversiška. Visi drįsta tuo didžiuotis, tai gerbti, įamžinti. Bet taip pat Birutė Federavičienė buvo atstovė tos lietuvių kartos ir tautos dalies, kuri kentėjo Lenkijos okupacijos metais pietryčių Lietuvoje. Ne tik kentėjo, bet kovojo už lietuvybės išsaugojimą. Ir tie 20 metų, kuriuos praleido dalis lietuvių tautos toje okupacijoje, šiandien yra užmarštyje. Tie žmonės, kaip Birutė Federavičienė, kurie buvo aktyviausi toje kovoje, šiandien irgi yra užmarštyje. Kai buvo uždarinėjamos lietuviškos mokyklos, darželiai, vėliau skaityklos, kai tėvai buvo baudžiami baudomis ar kartais net įkalinimo paromis už tai, kad leido vaikus į lietuviškas mokyklas, kai buvo fiziškai represuojami, baudžiami, gaudomi lietuviai moksleiviai, mokytojai, kiti, kai neišsiemus pažymėjimo, jog esi tautybė Lenkas, negalėjai dirbti jokioje valstybės tarnyboje ir panašiai. Per visus tuos etapus, ypatingai svarbus čia turbūt momentas, kai negalėjai stoti į universitetą aukštojo mokslo Vilniuje, jeigu baigėjai lietuvišką mokyklą, kad ir kaip išlaikytume egzaminus. Per visus tuos etapus buvo apsisprendusiųjų likti Vilniuje. Žinia, kai Lietuva neteko Vilniaus, daug inteligentijos išvyko
į, kaip tada sakė, Kauno Lietuvą ir mylėjo per atstumą. Veikė Vilniaus vadavimo sąjunga, tauta buvo susitelkusi, rinko pinigus, siuntė pagalbą. Svarbus momentas, nešė knygas, visai kaip knygnešiai XIX amžiui, taip ir XX amžiaus pirmoje pusėje. Nešė knygas lietuviams į okupuotą Lietuvos dalį. Visa tai vyko ir šiandien visa tai yra pamiršta. Lietuvos mokyklose apie tai nemokoma, Lietuvos universitetuose apie tai nemokoma, Lietuvos žiniasklaidoje apie tai nerodoma. Ir mano kartoje beveik niekas, jeigu netyčia neužėjo ant šitų istorijos puslapių, nepažino ko nors, kas tai išmanytų arba tame dalyvautų, apie tai ir nežino. Daugybė žmonių, jaunesnių už daugelį jūsų, nes visi suprantam, atminties renginiuose visada dalyvauja daugiausia vyresni, tiesiog nežino, kas tai vyko, kas tai per žmonės, kas tai per puslapiai ir kas per Birutę Vertelytę Federavičienę. Todėl yra pergalė, istorinio teisingumo pergalė, tai, kad šiandien čia ją įamžinam. Aš susipažinau su Birute turbūt paskutinis iš jūsų, jai buvo 99, kai mes susipažinome. Aš parašiau straipsnį Delfi apie tai, apie ką dabar kalbame, apie tuos 20 metų Lenkijos okupacijoje. Ir Jonas Zajančkauskas man paskambino, sako, Birutė nori su jumis susitikti, nes perskaitė tą straipsnį Delfi. Aš tai pasakoju ne kad pasigirčiau, tai yra simboliška, koks tai buvo žmogus. Žmogus, kuris būdamas faktiškai 100 metų sekė valstybės gyvenimą, politinės diskusijas, skaitė interneto portalus. Visą savo gyvenimą, visą tą šimtmetį buvo visa gyvybė, protu, širdimi, mintimis Lietuvoje, Lietuvos reikaluose. Aš manau, kad Birutė yra įsikūnijimas visų dorybių, kokias tai galima norėti išugdyti žmonėms. Įsikūnijimas lietuvybės puoselėjimo, įsikūnijimas meilės artimam žmogui, meilės kitą kartą ir netokiam artimam žmogui, nes visais žmonėmis reikia rūpintis, juos mylėti ir prireikus gelbėti. Manau, kad ne tik mes, bet visa Lietuva šiandien turi prisiminti ir didžiuotis Birutę, o visi, kas gali, sekti jos pavyzdžių ir skleisti apie ją garsą. Sveikinu mus visus, tikiuosi Birutė mums šypsosi iš aukštybių. Kadangi dabar jau pasakėme savo žodžius, kitus žodžius ir atsiminimus pasakysime renginyje renginiuose, o dabar simboliškai atidarysime, atidengsime šitą lentą. Aišku, pasiekti mes nepasieksime, tačiau su Jonu abudu kaip šito darbo, kaip sakant, darbininkai, simboliškai pakelsime rankas ir atidengsime lentą ir gerbiamas kunigas Alfonsas Bulutas ją pašventins. Jonai. Vardan Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Vedančioji paminėjo kovo 4. Kovo 4 yra Švento Kazimiero paminėjimo Lietuvos globėjo diena. Su labai maža kariuomenė, Lietuvos kariuomenė prie Smolensko kovojo su rusų kariuomenė. Mūšyje kareiviai pastebėjo lietuviai, tai jų vizija buvo, kaip rašo istorikai, kad ant balto žirgo pasirodė karys su vėliava, kurioje atvaizdas buvo Švento Kazimiero. Ši lenta primins, ir jų daugiau reikia, ne kaip pavadintume lenta, bet garbingas ženklas, kad Lietuvoje daug yra šventų vietų. Tik tegul mūsų istorija nenueina, nenubraukiama į praeitį be atminties.
Mes stovėjome sausio 13 be jokio tanko prieš brutalią tą pačią kariuomenę, kur šiandieną Ukrainoje. Tai pavyzdys visam pasauliui buvo, kur yra ginkluotės stiprybė, žmonių dvasia. Šiandieną pamirštame tuos. Apsišaudom repliką, žodžiais, įžeidinėjimais. Vietoj to, kad padėti jau 3 metai žudomiem žmonėm ir skaičiuojame pergalės žuvusių karių skaičiumi. Tie, kurioj pusėje žuvo daugiau. Koks beprotiškas šiandieną yra pasaulis. Ir kai ši garbinga ir garbingų žmonių grupelė šiandieną čia stovite, mes tokius pačius matome ir bažnyčiose besimeldžiančius. Jaunimas išvažiuoja, emigruoja. Per 4 metus aplankiau 170 Lietuvos mokyklų, universitetų, įstaigų su patriotinė paroda ir paskaita Lietuvos kelias į laisvę. Ne viens mokinys prie manęs su karinė uniforma važiavau kaip kapelionas, kad gal kas pagalvos apie karininko karjerą, neprieidavo, neužduodavo klausimų. Tik viens berniukas priėjęs iš visų šito mano prisiminimų paklausė: kapelionė, ar nebus karo? Jo nebus, jeigu va taip mes išsaugosime savo atmintį, kai mūsų istorijos muziejaus darbuotojai po kruopelytės renka šitą istoriją. Ačiū Jums čia visiems, kurie šiandieną sustojate kaip ta kariuomenė saugoti Lietuvos istoriją. Ačiū. Ačiū visiems čia susirinkusiems. Atidengimo ceremonija baigta. Dabar susirinksime tremtinių salėje, pasidalinti atsiminimais ir mintimis apie šitą nuostabią moterį ir apie Lietuvą ir pasaulį. Ačiū Jums labai.